ačiū už viską, zaibys. Ačiū už linkėjimus, jeigu tokių buvo. Šiaip gyvenu dabar visai zaibys, dabar visuosi kelintą dieną iš eilės. Dirbsiu visą savaitę. Viską mokslo prasidės, bet visai nieko, nes šiaip tai zaibys noriu mokytis, noriu pasiekti kažką gyvenime. Tai va, kai jūs atsindėt video, kilo man tokia mintis, kad galbūt sumesti podcast iš maždaug podcast, kurios geriausiai apibūdintų mano gyvenimą. Kol kas koks mano gyvenimas buvo Anglijai. Tai jo, bet kai atsirinkau podcast geriausiai apie 200, tai paskui pagalvojau, mačiau visus video, po 5 sekundės galvoju, jau nesilps, tai smažinau laiką kiekvienos podcast iki 2,5 sekundės. Tai paskui matysi dar šiaip soundtracką apibūdinti, kaip komentarą, ponė. Ir negana 2,5 sekundės, vienai fotkai negana, ką padarysi, bent fotkas pamatysi. Žodžiu, bandžiau šitą fotką sukurti kaip čia tokia trumpa istorija apie tai, kaip mano gyvenimas buvo kol kas Anglijoje. Bet šiaip tai ten daugmaž ką matyti, tas ir yra, nes šiaip Anglija labai daug laiko užima darbas, kas visai neįdomu ir labai daug užima, kartais mokslas užima laiko, kas irgi nelabai įdomu, o ten būsiu kokį nors kaip Lietuvoje nebūna dažnai. Tai va, tai kaip ir liūdnai čia nuobodžiai gyvenau iki šiol, dabar biškį linksmonės mano dar yra daugiai, bet šiaip anksčiau nebuvo taip linksma, bet karočiau, pamatysit, kaip gyvenimas klostosi. Jis išlydyti mane Kauno oro uostas. Liverpoolio oro uostas pirmą kartą Anglijoje nusileidžia. Liverpoolio miestas, tūsinamės visą naktį sušalę. Pirmas hostelis, 3 naktis tenais praleidom. Lietuviškas vaišės, dar buvo Karlsbergas, ne lietuviškas beje. Barom ieškoti namą. Pirmas namas London, Anglijoje, kur gyvenau Litane. Kažkas duris už manęs atidarė, kaip fotkinos, dėl to prisisakau. Pirmą kartą Londono akis, labai patenkintas buvo. Plaukus perstažė pirmą kartą gyvenime. Tour de France, pirmas etapas, buvo didelis ekranas. Čia šiaip realybė, kaip atrodo sportininkas važiuojantis, lenkas kažkoks, su bičeliai šitais gyvenau. Su šitą irgi, negyvenau, dirbau su jie. Irgi 3 tokie kaip ir rusai, kaip ir lietuviai, moka lietuviškai, moka rusiškai. Vaikštam parkelį tokiam. Šitą fotkę man labai patiko, nežinau dėl ko įmečiau, dėl to, kad labai patiko turbūt. Name šuo gyveno šitas, antrame name. Lietuvė iš Bangladešo bičelių susidėjus, ganėtinai rimtai beje. Tūsinamės su lietuviais, vienas iš nedaugelio tūsų, nes šiaip labai dirbo nemažai iš tikrųjų tą vasarą. Čia Algirdas, čia fotkinau namą tą gražų, sustojo bičelis, sako, nufotkink mane, davai. Čia padariau tą fotkinį, nes norėjau pažiūrėti, kokios gražuolės už manęs eina. Kontrastai Londono. Mašinos su vitrinoje, stovi. Hyde Parke, pirmą kartą. Beje, mąstau apie savo pirmą kartą Hyde Parke. Skrendu į Lietuvą, fotkinu su savo pirmą kamerą. 3 namas Anglijoje. Pirmą kartą išsikepiau vištos pats. Gyvenau su ją prieš tai. Ir paskui gyvenau dar kartą su ją. Jogilė matė, mano tėdis irgi matė. Per šitą vietą eidavau link, kai važiuodavau į Liutaną iš Londono. Čia Rūta, su kuriai Tour de Žalia važiavom kažkada, už to bičelio stovėjo. Pirmą kartą kaklaraištį išėjau anoje fotkėje, mokusi. Ligoniniai paimta bičelis, prašė nufotkinti jo raktikaulį ar kokį ten kaulą lūžusi. Viršai galėjo matyti, atsisukė atgal. Mes fotkinamės. Taip atrodydavo neighborhoodas, kai grįždavo iš darbo. 6 val. Ryto po 12 valandų pamainos. Suvenyrai lietuviams Frankfurte. Hyde Park Corner, man atrodo, vadinasi, ten, kur kalba žmonės. Anie naujieji metai, Oxford Streetas. Čia paprašiau Simo kambarį, kol jūs dar nebuvot atvažiavę. Tūsinamės naujieji metai, Frankfurtas. Vis dar tūsinamės. Tamsi fotkai, bet ten Simas krenta. Visas gangas. Potas, pirmą kartą gyvenime. Nepatiko. Nepajaučiu nieko. Geriam su mantu. Toks arkariškas taštokas. Anais metais buvo. 3 namas. Čionais yra. 3 namas su vietnamiečiais gyvenau.
Čia, kur paskui buvo vokiečiai atvažiavę, Simai prisimenė, ne? Mano tiny kambarys. Čia krabas verda greita podėje. Vietnamiečiai tūsinasi. Matyti vienas dėstytojas mano. Vienas iš tų tarpų, kai atvažiuodavau į Lietuvą. Sima girdo Hanzang. Čia vaikštam su jais kažkur. Čia šoko nugaros. Kaip miela! Fotkas susiliejus. O galbūt aš sulėjau automatiškai. Čia prašiau visų, kad būtų visi liūdni. Čia prašiau visų, kad būtų visi linksmi. Simas duodasi. Gal su kamuliuku, gal su arbatos padėliu. Simas gražuolis. Du akiniuočiai. Nerd. Simas. Paparaci. Paparicuojamas Simas. Bibi valgo Simas. Taip, nieko šitą fotkę nenuves prie nieko. Ten pirmą fotkę, kai pradėjau kačiantis, čia kažkoks kartas prie manęs suvaliojasi. Antrą fotkę, kai pradėjau kačiantis. O čia dvi fotkės, kuriuose matosi šioks toks rezultatas, nors vis tiek yra huinia. Šią vasarą gal pamėginsiu. Hyde Parke Metropolitano policijos sraigtasparnis susileido keistavo. Taip atrodžiau bare, kai dirbau po 12 valandų pamainos. Vienas iš tų vakarų, kai pasilikdavau bare iki 8 valandos ryto ir girtas varydavau namo. Ir squirrelai valgydavau čipsus nuo kelio. Tūsas baro darbuotojų. Varom šelti su lietuviais. Vienas iš tokių pagiriojimų. Čia gerai tokio bičelio gimtadienis. Čia jam padovanau Lithuanian degtinės butelį. Į Škotiją pirmąsyk nusipirkau pirmas fotoaparatas veidrodinis. Ir dariau čia tipo meniškas gražias fotkės. Šitas žymus kranas, stovi nenaudojamas, bet labai didelis, žiauriai didelis. Gražiai aikštelė, tuščia, tik tai su vienu traku, tai keistai atrodė. Laivas stovi, bet kaip muziejus. Škotas dabartinis. Šitas sakiojas be rankų greičių Škotijai, kurio čia vos nepiršdavom posūkį, ten matėsi. Tenants baras, labai žymus, kad nors papasakosiu apie jį. Transporto muziejus, įdomus ženklas buvo, čia mašinikė atrodo maža, bet ten gali atsisėsti ir važiuoti kračią. Taip žaidydam laiką bare, kas ilgiau ištvers šaltį. Po paskutinį kartą Lietuvoje grįžau, kai gyvenau hostelį, ten su kokie 10 žmonių kambarį, tai nebūdavo ką veikti, išeidavau, pasivaikščiot ir fotkindavau gražias fotkas tokias. Šiaip maniau, kad gal patiks kam nors. Išlaikymą pirmąsyk mėginau. Gerai, namas, koks nors jau 5 turbūt istorija. Ten švarką buvau nusipirkęs, čia tokia iš grupės. Science Museum, su ją jam pasivaikščiot. Paskui matėm artistai, čia tokie duodasi po gatvę. Iš Bulgarijos tokie, varėm į tokį susitikimą. Kitai čia, ten buvo airis, narkotikus pardavinė, čia tūsinamės su lenkais ir čia bičelis toks anglas, pusiau pakistanietis, bet kaip ir anglas. Notting Hillo karnavalas ir aš duodasi. Panas duodasi, 8-metės. Aš geriu kažką, niekad dar neišsiaiškinau ką. Rūkau, bet ten tik primetu, kad rūkau mamą tėtį. Namas. Pasindos antrą kartą gyvenau. Tūsnamės, likvidas, eksbridžas. Aš čia tipo gangsteris. Vėl tipo gangsteris. Na, šitas dėjau fotkas iš tikrųjų. Stonehenge'as. Aš sesutė, aš tetukas. Stonehenge'as vis dar. Aš ir šeimyna. Sunkiai suvarė pana mane stumdo. Sesė tiksliau ten buvo. Aš pagavau žuvį. Aš tūsnusi su iš darbo dabartinio. Pirmą fotkę su Evelina ant sofos, dar ten nieko nebuvo. Dabar antrą fotkę deda čiažinėjom. Čia jau buvo kažkas. Taip aš dabartiniam darbę atrodau, valgydamas pietus. Šitais laiptais lipu į Tube stotį kiekvieną rytą. Čia Ealing Broadway buvo eglė gražiai papuošta. Dabartinis kambarys, kur dabar gyvenu. Dabartinis kambas, kur mokiausi. Svetainė, labai šaltas namas, nešilda niekas. Tai šalta, tai nieko dabar nedavome svetainė, bet kieme į svetainį ir taip atrodo namas iš išorės, iš kiemo pusės, tūsinsimės vasarą. Čia 21 neringos gimtadienis. Čia gražiai pilis ant kalno, labai varom pasivaikščiot. Stumiu mašiną. Per mažą fotką keliau dėl to kokybės, labai stebiu, tai mopedas atrodo. Kalėdos, varom pasivaikščiot. Naujieji metai.